Glaistymas baigtas, dabar klijuosim plyteles. Tai plytelės bus va tokios. Tik su raštu, tai nusigruntavom išlyginamai. Projektuką šiokį tokį turim padarytą. Tai bandysim atkartoti ant grindų tą patį. Daug kampų tai labai stipriai nebus, kaip čia įsibėgėti. Čia pasiruošėm maišymui. Klijuosim ant knaufu K4 klijų. Nusigruntavom irgi su knaufiniais gruntais. Nu ką, beliko atsimušti viską ir pradėti. Susitiesėm viską. Pradėsim dirbti. Klausit, kodėl čia pjaustom. Tai pjaustom dėl to, kad šitie prisispaustų lygiai, nes kitu atveju būna klijai stengdami per naktį, tarkim, padaro šiek tiek tokį mikro tarpelį ir jau tada šitos linijos labai sunku išgaudyti. Mes geriau kitą dieną įsipjaunam, susiurgiuojam, įsigruntuojam ir šitie labai gražiai prisispaudžia. Tai va todėl. Nu va, pirmos dalies pabaiga. Po biškį judam. Plytelės visą laiką prasideda plonų sluoksniukų. Ir dar laukia daug darbo, bet tenai prasidės labai daug kampų, visokių kampelių. Į kitą kambarį reikės nueiti, tai ten bus reikalų. Tai jeigu netingėsim, pafilmuosim dar antrą dalį.